Sveiki, įsijungia Urbo NKL pirmenybių transliacija iš Ukmergės ir šį vakarą čia šeimininkai Ukmergės Teko krepšininkai priima Šakių Vytį VDU. Dėmesi dėjimo. Čelka. Bučo bandymas iš toli. Sokas negali padėti savo ekipai. Štai taip siunčia kamuolį į tinklą. Edvardsas mėgaujasi. Rokas eina iki galo, atsiveria Koris Rotardienas, įmeta Edvardsui. 3 taškai. Akimirkomis taiklius metimus. Titas Janušauskas perima kamuolį ir krauna kamuolį. Atlieka šis amerikietis. Po 5 perdavimus čia kala iš viršaus. 4. Nojaus Vaivados taškas. Moterų krepšinio super žvaigždės brolis. O Edvardsas toliau baudžia. Jau 14 taškų jo sąskaitoje. Gerokai aukštesnį, bet lėtesnį Leliuką. 3+1. Subotkevičiui, pastarasis atgal Edvardsui. Jeigu jau realizuota 91%, toks yra pataikymas 40-25. Kajus Leliukas, čia Morkūnas. Virginijui Šeškui, Januševičius kaip agresyviai atakuoja varžovą, savo 9 tašką, 3 iš 3 dvitaškių. Kol kas idealus pataikymas ir rūko turbūt vadinamojo taimingo, o čia ne tik dėmesio, bet ir globos. Iš kampo Vaivadai sustabdyti varžovą, iš Rašano Marija Edvardso. O Rokas 58, 6 taškeliai skiria komanda Subotkevičio. Rimsta dar sykį Ukmergės Stekas. Januševičius savo užtvarą, nusimeta ant perimetro. Rubinas iš kampo. Dalinasi puikiai žaidimo įrankių šakiškiai. Ir Subotkevičius iš baudos aikštelės kampo taiklus. Vos 4 metimus, skaitant jau šiuos atliktus ką tik atliko. Atsys išvedamas metimo. Simeta jam kamuolį ant perimetro. 90. 15 Čelkos taškas. Kamuolį. Edvardso individualus meistriškumas. Pagaliau. Šias rungtynes ir Šakių Vytis VDU dramatiškoje kovoje išsiveža pergalę iš Ukmergės. 93-88.